Labadiena! Štai ir vėl atviros metalo dirbtuvės. Vasara eina į pabaigą, tikriausiai viena mūsų paskutinių laidų šią vasarą, o iš mūsų draugų Stokerio mes vis nenustojamai gauname naujienas. Eime pažiūrėti, ką šį kartą mes gavom iš jų. Kągi, turime ilgą, blizgantį, gražų paketą, pasižiūrėkim, kas yra jo viduje. Traukiam. Ilgas, gražus, graži blizganti folija ir keramikinės plokštelės. Čia mes turime vienkartinį keramikinį suvirinimo padėklą. O kam jis yra naudojamas, eime prie lentos papasakosiu. Prisiminkim truputėlį teorijos. Mes jau ne vieną kartą kalbėjom apie briaunų paruošimą, pakalbėkim dar kartą. Jeigu mes turime tam tikro storio metalo gabalus, tarkim, kad būtų paprasčiau po 10 mm, tai visi puikiai suprantam, kad virinant šitos du plieno gabalus, geriausiu atveju mes juos suvirinsim kažkaip taip. Čia pamiršau paminėti, kad tarpelės, tebūnie būna 4 mm. Kas įsivaizduoja, kad tarpelio užtektų 1 mm, tas tikrai klysta. Taip. Aišku, tai gal ir nėra didelė problema, iš kitos pusės pasistengus mes suvirintume panašiai taip, vis tiek mūsų per vidurį liktų defektas, tai yra tarpas. Ką jau bekalbėti, jeigu aš iš viso, tai yra tarkim vamzdis ir iš vidinės pusės aš neturiu iš viso jokio prieimo ir man visus darbus reikia atlikti tik tai iš išorės. Vadinasi, ką aš darau tokiu atveju? Briaunų paruošimas. Taip, vamzdis, čia vėl, sakykime, 10 mm storis, taip, kampas 30 laipsnių, čia tarpelis apie 2 mm, ir čia užbukinimas irgi kažkur 1,5 mm. Taip, ir iš šitos pusės, tarkim, virinu aš pusautomačiu, suvirinu vieną ėjimą, padarau antrą ėjimą, tikėtina trečią, ketvirtą. Viskas. Suvirintos yra 2 plokštelės. Kur yra didžiausia problema? Tai suvirinti šitą pirmą sluoksnį. Jisai turi būti tobulas. Jeigu aš virinsiu su per dideliais parametrais, labai tikėtina, kad šitą aš vietą pradeginsiu, čia atsiras skylės, man kažkokie nutekės, pavadinkim negražiai snargliai, faktas, kad toliau virinti net nėra jokios prasmės. Atvirkščiai žmogus, kuris turi mažai patirties, jisai susimažins labai parametrus ir tokiu atveju tas pirmasis jo sluoksnis, jeigu mes jau kalbėt, tai jisai iš viso bus iki galo net neįvirintas, kas vėlgi yra defektas. Keramikiniai klijuojami padėklai ir yra skirti išspręsti būtent šitom problemom. Tai yra sukurti tobulą šaknį, kuri bus visada vienoda ant visų jūsų gaminių, atitiks visus griežčiausius kokybės reikalavimus. Mes vėl turime, taip, tarkim, pasiruošiam vieną plieno plokštelę, pasiruošiam kitą plieno plokštelę, apačioj prisiklijavom. Čia yra lipukai, mes juos nuplėšiam, taip, ir prie metalo paviršiaus prisiklijuojame. Taip. O čia pas mane lieka keramikinis padėkliukas. Keramikinio padėklo centre, jūs matot, eina griovelis, taip, kuris idealiai atitinka mano šaknies vietą. Ir dabar galbūt net ir turėdamos nepakankamai patirties, pasistatau galbūt net galingesnius, didesnius parametrus ir virindama šitą vietą gaunu šitoj vietoj tobulą šaknį ir keramika man neleidžia, sustabdo mano skystą metalą nuo pradegimo, nuo pradeginimo, nuo kažkokių varveklių, plieno varveklių susidarimo. Taip. Ir tada toliau jau, kada pas mane yra pirmas sluoksnis padarytas šaknis, aš toliau galiu jau kloti sekančius sluoksnius. Vėliau
Kas dar gerai keramika, prasminga ir naudinga, jinai blokuoja papildomą orą ir jame esančio deguonies patekimą į šitą vietą. Nes jeigu mes virinam klasikiniu būdu be padėklo, tai faktas, kad pas mus metalas šitoj vietoje yra įkaitęs iki aukštų temperatūrų, 500-600 laipsnių, ir patekdamas deguonis šitą vietą jie ganėtinai oksiduoja. Keramikinis padėklas, jisai išsprendžia suardymo problemą, būtent deguonim mažesnė yra oksidacija. Turime 2 plokšteles po 6 mm. Taip, pasiruošiam briaunas, nusisklembiam apie 30 laipsnių, nedidelis užbukinimas. Kągi, susikabinkim šitas 2 plokštelės. Imu elektrodą, 3,2 mm, labai gerai, kalibruotas, ir susisegu šitas 2 kraštines. Matome, tarpas gal kiek didokas, bet tyčia taip dariau, kad išbandyti visus keramikinio padėklo privalumus. Imame keramikinį padėklą ir pabandom jį prisiklijuoti. Vienas, taip, apsauga. Taip, turime aliuminį su lipniu paviršium, pabandykim gražiai išcentruoti. Ir gerai prispaus. Sakyčiau, prisiklijavo tobulai. Taip, ką mes turime? Pavyko suvirinti, palaukim, kol atvės šios plokštelės ir galėsim nudaužyti keramikinę dangą. Vaizdas aišku pasakiškas. Jeigu atkreipsi dėmesį, šaknies yra visiškas tolygumas, vienodumas, toks jausmas, kad virino robotas. Dar kas labai krenta į akis, tai matote šitos spalvos įvairios, kaip vaivorykštė. Dažniausiai tokias spalvas, kur tenka matyti, tai yra, kai virinamas nerūdėjantis plienas argono aplinkoje. Šiuo atveju, kai mes turime virinam mažanglį plieną, tai apie jokias spalvas, kalba net neina, mes turime šaknį absoliučiai tokios pačios spalvos kaip ir siūlė, akivaizdžiai matosi, kad deguonis čia nepakliuvo. Vadinasi, galima įtart, kad ir cheminė šaknies sudėtis yra tobula. Matome apdegusius keramikos gabaliukus apsilydžiusius toj vietoj, kur vyko sąlytis su skystu metalu. Tai va, išbandėm šitą produktą. Nuostabus dalykas. Pats esu beprotiškai sužavėtas. Kokiegi yra jo privalumai. Tai visų pirma, suvirinimo paprastumas. Nesu didelis šaknies virinimo profesionalas. Laiks nuo laiko tenka pavirint, dabar gavosi kaip iš pypkės. Forma, geometriniai parametrai, viskas yra nuostabu. Antras momentas, ko nepaminėjau pačioj pradžioj, tai yra kokybė. Pačios šaknies kokybė yra žymiai aukštesnė, nes keramika sulaiko ore esantį deguonį, neleidžia pakliūti prie šaknies ir mes gaunam iš tiesų labai aukštos kokybės šaknį. Ir turbūt trečias parametras, tai yra pastebėjimas, tai yra galime virinti iš tiesų su padidintais suvirinimo parametrais. Padidinti suvirinimo parametrai, tai galima sakyti, tolygų, mes taupom savo laiką, atitinkamai mes darbą galim atlikti žymiai greičiau ir gauti kokybę žymiai didesnį.
Manau, šiam kartui tiek, o ateityje dar bandysim šitą produktą. Labai fainas dalykas. Iki viso.